aš žinau, kad daugiausiai, aišku, problemų yra su vyriška pusė, nes, kaip aš sakiau, man pačiam taip atrodė, čia, kai čia fotografuotis nevyriška, nesąmonės tai sudaryti. Aišku, tai yra baubas, kurį mes patys susikuriam ir pradedam jo tikėti. Jisai su realybė dažniausiai mažai ką bendro turi. Dabar toks pavyzdys apie vyrus. Mes esam homo sapiens, reiškia, žmogus mąstantis, reiškia, kuo mes skiriamės, to, kad mes viską darom logiškai. Čia mums taip atrodo. Faktai tai to nepatvirtina kažkaip tai. Įsivaizduokit, čia apie vyrus dabar. Važiuoja BMW X6 visureigis, ten numeris 666 ar ne. Kurioje čia vietoj logika? Neieškokim to, ko nepametėm. Iš tikrųjų, vyrai irgi turi emocijas, galbūt mes kažkiek tai kitaip jas reiškiame ir taip toliau. Ir, sakykime, tas negatyvus nusiteikimas prieš fotografiją vyrų, tai irgi yra emocija. Kas tai yra kompleksai? Aišku, visi suprantam, kad tai yra tam tikra negatyvi nuomonė apie save. Tarp kitko, dabar tiksliai nepasakysiu, bet YouTube yra vienas fantastiškas klipukas, labai rekomenduočiau jūs susirasti ir pasižiūrėti, net nepriklausomai nuo to, kad aš jau papasakosiu. Yra širma, vienoj pusėje širmoje sėdi dailininkas ir jisai piešia žmogų, tai yra moterį, kuri sėdi kitoj pusėje širmos. Jis jos nemato, jos skiria nepermatomą, galbūt matėt kažkas tai, ne? Ir jinai pasakoja apie save, kaip jinai atrodo ir jis pagal jos pasakojimą piešia. Kaip suprantu, daug kas matė, bet vis tiek papasakosiu. Ir antras portretas, kur ateina jos draugai ir pasakoja apie ją ir jisai paišo portretą. Ir tie portretai beveik nieko bendro tarpusavį neturi. Ir žmogus pasakoja, žinai, aš ten tokio trūkumų, ten kažkokia raukšlė, ten dar kažkas, tai taip toliau. Aš ten detalių neprisimenu. Ateina draugai ir jie paprastai tų dalykų, ką jinai pasakoja, net nepastebi. Jie sako, jos fantastiška šypsena, jinai užkrečiančią šypseną turi dar kažką ir taip toliau. Taip mus mato paprastai mūsų draugai, va tie žmonės, kurie ateina į mūsų vestuves, nusiteikia absoliučiai pozityviai. Aš visą laiką jauniesiams sakau, jūs nepergyvenkite dėl savo šokio. Nesvarbu, kaip jūs šoksit, jūs vaidinkit, kad viskas yra gerai, nes tiem žmonėms visiems patiks, nes jie iš anksto užsiprogramavę tam, kad tie plos, jiems patiks, jiems bus gerai, jie džiaugiasi jūsų švente. Apskritai kompleksas labai įdomus dalykas yra. Tai yra tokia mūsų bloga nuomonė apie save, kurią mes virtualiai suprojektuojame į kitų žmonių galvas. Tai pasižiūrime tos žmonės, o Dieve, jūs apie mane taip galvojate ir mes patys išsigastam tos savo sukomponuotos nuomonės į jų galvas. Esu pats daręs eksperimentų, kurie parodo akivaizdžiai, kad daugumai žmonių yra visiškai vienodai. Kitiems žmonėms, kuriem yra nevienodai, jie visiškai nekreipia dėmesio, dažniausiai net nepastebytų mūsų trūkumų, kuriuom mes galvojam, kad visi dabar sėdi ir žiūri į tą mano trūkumą. Ir taip yra dėl to, kad žmogus yra labai egocentriška būtybė. Mes esam pasaulio bamba. Nedaug Dieve, toj bambai pukelis dabar. Taigi pasaulio pabaiga. Tai nesureikšminkite tų dalykų. Pasirodo, instinktus ir emocijas apdoroja tos pačios dalis mūsų smegenų, o logika ten truputėlį yra, tiesiog fiziologiškai mes net kitoj vietoje apdorojam tą informaciją. Logika jau yra kitur. Ir dėl to emocija ir instinktas labai susiję. Instinktas yra padarytas greičiui. Šaka krenta ant galvos, ar ne? Aš negalvoju, kaip aš čia tą ranką dabar pakelsiu, kokią trajektoriją, nes kol aš galvočiau, nukristų man šaka, suskaldytų galvą. Tai yra užprogramuota jau. Todėl viskas yra optimizuota greičiai. Emocija lygiai taip pat. Kaip mes darom sprendimus, ar ne? Emocija tai toksai naglas bičiukas su Ferrarius. Ten gazą nuspaudė, ten kažkur toli. Sako, šitą noriu aš. O logika yra toks kombainas, kuris turi viską surinkti tenai, sufasuoti, ten taip toliau, daug reikalų. Tai tas kombainas pasiveja pagaliau tą Ferrari, reiškia, stovinti. Edas su Ferrari sako, kombaininkai, žinai, čia sprendimą jau priėmiau, bet tam parinktų argumentų, nes mes tai homo sapiens kaip nekaip. Mūsų dėmesys yra selektyvus. Mačiau kažkur tai Manta Wizard. Tai šituo dalyku labai naudojasi visokie sukčiai, tarp kitko, įskaitant ir fokusininkus, ir fotografus, pabūkime atviri. Kur jūs dabar žiūrėjote, ne? Čia, o jeigu aš ten kažką padariau už nugaros, jūs net kreipėt dėmesio. Taip yra todėl, kad mes negalime savo dėmesio skirti į kelis dalykus vienu metu.
Fotografijoje tas yra ypač vestuvių gana didelis privalumas, todėl kad mes galime nukreipti jūsų dėmesį nuo to objektyvo, kurio jūs bijote ir galvojate, kad tai labai baisu ir nejauku. Mes galime nukreipti kažkur kitur. Turint porą labai paprastą, jų dėmesys yra nukreiptas vienas į kitą. Šiuo metu tarp jų objektyvo nėra. Tai, ką jie veikia, yra absoliučiai tikra ir jų visiškai negazina tas objektyvas, apie kurį jau jie yra. Šitoje situacijoje seniai yra pamiršę. Tai va, aš nežinau, aišku, teorija jinai nelabai gelbsti fotosesijos metu. Dėl to aš ir sakiau, kad labai svarbu, vis tiek viskas susivedė į tai, išsirinkti tą žmogų, kuris tuo metu, kai jūs būsite šitoje objektyvo pusėje, jis bus kitoje objektyvo pusėje. Nes viskas bus jo rankose. Ir jeigu jūs jaučiatės komfortiškai su tuo žmogum, tai kaip ir sakiau, tai yra vienas žingsnis į sėkmę. Tai yra žingsnis į tai, kad būtent tas žmogus galės jūs atpalaiduoti, galės nukreipti jūsų dėmesį į maloniaus dalykus. Todėl šalia visų kitų punktų, pagal kuriuos jūs renkatės to žmonės, kurie bus su jumis per vestuves, būtinai įtraukite savo intuiciją. Jūsų intuicija jūsų tikrai neapgaus, tai yra vienas iš pagrindinių vardiklių. Tik tai tą intuiciją, aišku, reikia duoti medžiagos. Pabendraukite su tai žmonėm ir manau, kad jūs visada priimsite teisingą sprendimą. Kodėl žmonės jaučiasi blogai prieš objektyvą? Kaip ir sakiau, mes susikuriam savo baubą. Taip pat kaip yra su kompleksais. Mes susikuriam savo baubą, kuris realiai neegzistuoja. Žmonės suprojektuoja tam tikrą nuomonę, kad, fotosesija reiškia vyks taip. Jie sudeda ten visus tos stereotipus, kurių jie nemėgsta ir jie patys to išsigąsta. Reiškia, tai bus taip, aš to tikrai nemėgstu. Yra labai daug tekę susitirti su atvejais, kada žmonės ateina, jie pasako, aš nemėgstu fotografuotis ir taip toliau. Ir vėliau pabendravęs ir pafotografavęs tu žmonės, tu supranti, kad problema buvo ne tai, kad jie nemėgsta fotografuotis, jie to savo baubo nemėgsta. Ir kada tu pasiūlai absoliučiai kitą formatą, žmonės tiesiog turi gerą laiką. Ir ta fotografija, kaip jau sakiau, jinai nueina visiškai į antrą planą. Jie savo nuomonę kartais absoliučiai 180 laipsnių kampų pakeičia. Ir tekia irgi vieną Kaune porą fotografuoti, paskambino nuotaką likus ten savaitę iki vestuvių, sako, nežinau kaip čia bus, sako, aš labai bijau, nes Darius sako, aš labai nemėgstu fotografuotis, ten jis transliavo visą tą negatyvą, kurį dažnai labai žmonės transliuoja. Sakau, gal mes galim poros fotosesiją padaryti. Aš pažiūrėjau, mes padarėm ten šiaip tai tą fotosesiją 3 dienos iki vestuvių, paskui per vestuvės parodėm dideliam ekrane. Baigėsi fotosesija to, kad mes sėdėjom Laisvės alėjoje, gurkšnojom ten šį bei tą ir paskui staigiai taip nuščiuvo, sako, klausyk, sako, aš tai mačiau, kad tu su to fotoaparatu ten kažkur malėsi, sako, bet aš visiškai to neužfiksavau. Sako, mes turėjom gerą laiką ir taip, būtent dėl to, kad jų dėmesys nebuvo nukreiptas į mano fotoaparatą. Ir tai, kad mes turėjom gerą laiką, tai taip akivaizdžiai matėsi toje fotosesijoje, kad paskui draugai priėjo ir sakė, žinai, sako, o ten buvo Vaida ir Darius, sako, Vaida ir Darius jie gyvenime yra tokie, kaip mes juos matėm tenai, tose nuotraukose. Labai ačiū Jums už dėmesį. Linkiu labai geros šventės visiems tiems, kurie ją planuojate ir visiems kitiems geros dienos, gražios parodos. Ačiū.